audros metu. Mokiniai pripuolę ėmė jį žadinti, šaukdami: Viešpatie, gelbėk mus, žuvame. Jis jiems tarė: kodėl jūs tokie bailūs, mažatikiai? Paskui jis atsikėlė, sudraudė vėjus bei ežerą ir pasidarė visiškai ramu. Žmonės stebėjosi ir kalbėjo: kas jis per vienas, kad net vėjai ir ežeras jo klauso. Evangelija pagal Matą, 8 skyrius, nuo 25 eilutės iki 27 eilutės. Kaip gerai, kad Jėzus yra viešpas. Viešpas taip ir yra. Nėra nieko, kur jis neviešpatautų. Jis viešpatauja gamtoje, vėjai, audrai, lietui, saulei, krušai, perkūnijai, taip pat ir jūrose, upėse, kalnuose ir visur kitur. Jis yra tas, kuris visur laiko pusiausvyrą. Taip pat viešpatauja ir saulei, mėnuliui bei žvaigždėms. Kur yra kažkas, kas jam nepaklūsta? Jėzus yra ir šiandien tas pats, kaip buvo ir tada. Jis vis dar gali sutramdyti audras. Jis tik stebėsi mūsų mažu tikėjimu. Tai jam iš tikrųjų yra problema. Jis galvoja, atsitinka taip, kaip tiki. O kaip tada su audromis, kur mūsų tikėjimas, mes meldžiamės ir šaukiamės jo, kai turime problemų. Kartais mes neturime didelį tikėjimą, bet vis tiek šaukiamės jo. Ir jis mums padeda dėl to, kad jis gailestingas mums. O kiek daugiau jis gali padėti, jeigu mes turėsime konkretų tikėjimą. Jei mes tikėsime tvirtai, nepajudinamai, tokia yra jo valia ir jis nori, kad tai įvyktų. Taip jis ir padarys. Kartą jis pasakė, kad jo mokiniai darys dar didesnis darbas, nei jis pats. Ar priklauso tam malda prieš audrą? Tylumoje per patirtį ir būdami tvirtai apsisprendę mokymas mes jį pažinti ir jo pasitikėti. Taip auga mūsų tikėjimas. Ir kai mes pastebėme kažką negerą, kas yra prieš Dievo valią, turime melstis, jis skatina mus melstis. Aš nenoriu demonstruoti savo jėgos, aš noriu slėptis Jėzuje ir aš noriu daryti jo darbus. Ne kiekviena audra nurimsta man pasimeldus, bet jis saugo mane ir mano artimuosius. Kartais iškyla materialinių poreikių, bet jis galima juos lengvai kompensuoti. Bet kartais aš sužinau, kad jis tikrai audras nuramina arba pakreipia jas. Šios patirties aš nenoriu pamiršti. Jis tikrai yra viešpas ir aš esu su jo. Dėkuoju mano viešpatie. Tu viską valdai, pilnas išminties ir malonės. Tu nenori teismo. Tu nori išgelbėjimo. Prašau, nuramink audrą, kuri yra manyje, sudraus vėjus, kurie yra aplink mane. Nutildyk kiekvieną uraganą, kurie kelia grėsmę žmonėms. Kaip gerai, kad aš galiu tavimi pasiklauti, mano Jėzau. Tavie aš esu saugus, taip kaip ir tu, mažoje valtyje, kai audra šėlo aplink. Vėjai nieko negalėjo tau padaryti, nes Dievas laikė savo ranką. Duok man daugiau šitokio užtikrinto tikėjimo. Amen.